Garbė Jėzui Kristui. Norim palikti atsiminimui trumpą filmuką apie mūsų kasdienybę. Tvarkomės parapijai, kai nesimeldžiam, tai dirbam. Kai dirbam, kai nedirbam, tai meldžiamės. Žodžiu, rašėm projektą, pastatėm 12 suoliukų parapijos teritorijai, iš jų 10 prie bažnyčios išnykusių kaimų atminimui. Ir dabar vyksta darbai, sodinant hortenzijas, augalus prie bažnyčios, ant bažnyčios šventoriaus. Tai va, norėtųsi palikti tokį atminimą iš mūsų kasdienių darbų. Kaip sakant, darbas žmogų puošia. Viskas tikrai labai faina. Galiu tik tai pasidžiaugti darbščiais parapiečiais, kurie nepaisant karščio, uodų, vis tiek kartu vienijasi, kad galėtume įveikti visokius kasdienius iššūkius. Tai yra tikrai nuostabu. Galiu pasakyti tik tiek, kad labai didžiuojuosi mūsų parapiją, labai džiaugiuosi visais, o ypač tais, kurie širdyje turi meilės šiai parapijai ir vilties. Tuoj dar prieisiu. Janina, ateik pas mus, aš tave biškį trumpam įamžinsiu. Čia yra Janina, mūsų bendruomenės pirmininkė, kuri daug rašė šito projektą, bet dabar šiandien jau galime beveik didžiuotis vaisiais. Janina, galėtum truputį pasakyti porą sakinių apie šitą projektą? Kuo jis mums svarbus, brangus ir mylimas? Šis projektas yra svarbus tuo, kad norima išlaikyti į atmintį įkelti išnykusius kaimus. Ir buvo inicijuota seniūnės Petkevičienės Dangutės, dar 19 metais turbūt, padaryti tokį medį, nupiešti ąžuolą, jo nukritę lapai yra kaimai išnykę, kurie ant medžio lapai, kaimai dar tebesantys. Praėjo keletas metų, atėjo mintis seniūnaitei, Daliai Pajėdieniai, kad geriausia būtų įamžinti juos, kadangi Dalia Pajėdienė darė tą medį. Geriausia būtų įamžinti kaimų atminimą, suolelius pastatant tiesiog pakelėje, prie sodybų, taip. Ir buvo visuotinis Trečios krašto bendruomenės susirinkimas, kuriame taip ir aptarėm. Ir aš buvau pasakiusi tokį klausimą, ar mes galėsime suderinti žemę prie kiekvienos sodybos, nes rašant projektą, kurį finansuoja bendrai Europos Sąjunga finansuoja, turi būti visi dokumentai, kur jisai stovės, kam priklausanti ta žemė, kaip bus apžiūrima, kaip bus tvarumas tas išlaikomas. Ir pasirodo, kad tai buvo labai sunku ir net neįmanoma, kadangi turi būti ir saugumas to įsigyto turto. Tada kreipėmės pas kleboną ir buvo mintys žmonių, ir Petkevičiaus, ir Petkevičienės, o gal galima šventoriaus? Oi, kokia gera mintis. Kreipėmės pas kleboną, klebonas sutiko, nes šventorius tai yra ta vieta, kuri sutraukia tuos kaimiečius, kurie jau yra jau jų nelikę kaimų, jie sutraukia tik bažnyčią. Kas ten sutrauks, jeigu ten yra laukas, užsėtas, dabar jau didelį laukai, ūkininkų paimti, prie jo nei prieisi, nei ką. Tai tokia geniali mintis, turbūt iš aukštybių, jinai buvo paduota ta mintis ir atsirado šita tokia kaimų pagerbimo vieta, kur ant kiekvieno suoliuko dabar dar nėra, bet bus informacinė tokia lentelė su kelių kaimų pavadinimais, nes kol tas įvyko procesas, visas jau kaimų pasidarė ne 10, bet jau 19 ar daugiau. Ir ant kiekvieno suolelio bus tokia lentutė, kurioje bus užrašyta keletas kaimų, daugiausia 3, mažiausia 2, tik ant vienos gal 2.
ir viena bus informacinė lentelė, kurioje bus irgi informacija, kiek tuose kaimuose 59 metais gyventojų surašymo duomenimis buvo gyventojų. Tik tai viename kaime Pasvilys lyg tai nebuvo duomenų. Tai va, ir to informacijoje dar bus eilėraštis mūsų kraštietės mokytojos Nijolės Labuskaitės Belinienės, kaip tik išnykusiems kaimams. Jis parašytas jau gana senokai. Tai va tas eilėraštis bus, taip pat Česlovo Kudabos frazė, irgi kraštietis mūsų Vaicekavasio kaimas, ne gimtinė, bet tėviškė, kitaip sakant, nes jisai daug kur gyveno. Ir frazė apie kaimus, kad kaime buvo visa generacija viso to, kas gera, bet paskui taip pasidarė, kad tiesiog jau išnyko ir nebūtinai pačioms geriausiomis idėjomis visomis. Nu, aš supratau, kad dabartinė tokia yra, tokia demografija, tokia tą reiškia. O dabar dar grįšiu prie lentučių, kurie bus ant kiekvieno. Ten bus parašyta irgi ne tik kaimai, bet bus ir frazė iš Česlovo Kudabos apie kaimus, ant kiekvienos lentutės vis kitokia ir tokia jaudinanti frazė, kaip ten kaimuose buvo, kaip kaimas tai yra tiesiog uostas, tiesiog švyturys, jisai padėjo užaugti ir mums kaip asmenybėms iš jo šaknų. Negaliu atkartoti tų žodžių, jie bus parašyti ir ta kalba, kurią parašė Česlovas Kudaba iš knygos nepasakysiu pavadinimo. Tai vienu žodžiu, aš tai galiu tik tai pasidžiaugti Daščiais, vieningais parapiečiais, galiu tik priminti tokius žodžius iš Švento rašto, kad tikėjimas yra gyvas darbais. Tai šiandien dėkoju už visus darbus, už tikėjimą, už vienybę ir tegu Viešpats laimina ir amžinai atlygina už visą rūpestį, už visą meilę šiai parapijai. Iki susimatymo, sekit mūsų kanalą, bandysim kelti naujienas ir dalintis tuo, kas gera, kad iš tikrųjų daugelio širdise būtų ir vilties, ir pozityvo, ir džiaugsmo gyventi.